Tai sveiki, pradedam naują pokalbių ciklą kartu su Ana, numeritoką apie fotografiją. Ir pasikviečiau realiai tikriausiai žmogų, kurį su fotiku renginiuose ir šiaip mieste, kadangi kultūrinio gyvenimo vyksmo ta Klaipėdoje matau tikrai dažnai, tai Domo Rimeikas. Sveikas, Domo. Tai pas mane tradicija visą laiką yra įsivažiavimai apie Klaipėdą. Važiuojam. Tai tradicinis, kodėl Klaipėda, ar ne? Vilniuje užsakymų tai daugiau turėtų teoriškai. Tai žinai, tai viskas labai paprasta, pats esu visiškai 100% klaipėdiškis. Ir nuo čia visas mano gyvenimas ir prasidėjo. Kas liečia kūrybą, fotografiją, ar tai muzikos tą patį meną. Tai čia viskas ir užsimezgė ir toliau tas mezginys ir tęsiasi ir kažkaip aš stengiuosi šito kažkaip uždaryti, kaip tik priešingai plėsti ir tiek. Tai Klaipėdos net, sakykime, nepavyksta ir paleisti, nes visų pirma ir tam noro nėra, kai tai yra tavo namai, tu nelabai nori nuo jų bėgti. O visų antra, tai man vis tiek šiai dienai atrodo, nepaisant to, kad aš visur gastroliuoju po Lietuvą ir kartais pavyksta ir po užsienį, tai yra vis tiek man asmeniškai pats geriausias kampelis, į kurį galima grįžti. Tai Klaipėdos niekada neatsisakau ir niekada per bortą nepermetu. Ar turi mėgstamiausią vietą Klaipėdoje? Šiuo klausimu būsiu gal labai paprastas ir banalus, tai kaip pas jūs kiti užsakovai yra, pašnekovai sakė, kad tenai Klaipėdos miesto gatvelės, trinkelės, pastatai ir kiti reikalai. Aš labai paprastas, man tai jūra. Aš esu kažkoks, man atrodo, trenktas klaipėdiškis. Kuris ne tik eina prie jūros, bet dar ir sugeba joje ir išsimaudyt, ir paburiuot, ir paplaukiot, ir pafotografuot, ir tos pačius surferius, kai yra galimybė. Tai va jūra būtų ta mano, sakykime, vieta, į kurią aš pabėgu, būtent į Smiltynės krantą, nes jau kai persikėlė į salą, išsijungi telefoną ir labanakt visiems, labanakt pasauliui, ir biškį turiu pabūt su mintim, kurias labai puikiai išpučia mūsų klaipėdietiškas vėjas. Ir tada tu nieko nenori mąstyti, nes tau tiesiog, kai vėjas pučia tiesiai į veidą, ašaros trykšta ir tiesiog atsijungi nuo visko ir pabūni pats su savim tiesiog. Norėčiau paklausti, su ko tau susiję Klaipėda, nes Klaipėda yra turėjusi daug epitetų, kaip miegantis miestas, neužšąlantis uostas. Čia toks ir sugrįžimas atgal į 2017 metus tikriausiai būtų, kai Klaipėda tapo Europos kultūros sostinė. Man atrodo, Lietuvos nepaėmė. Nieko, ateis gal ta viena diena, kai visgi turėsim ir tokį titulą, nes manau, kad miestui tai yra svarbu, miestiečiam nežinau, kaip kas vertina, tai čia labai toks individualus reikalas, bet nežinau, tie visi miesto pavadinimai, koks klausimas iš viso buvo? Tiesiog su kom tam susiję Klaipėda? Tai vat, gera draugė Ingaja yra paleidus irgi savo projektą Banguoti. Jeigu teko girdėti. Teko matyti. Teko matyti ir teko girdėti ir man asmeniškai irgi teko dalyvauti. Tai aš manau, jos tas padarytas projektas būtent ir yra apie tai. Būtent ir yra apie Klaipėdą, kad aš sakyčiau, kad kas yra Klaipėda, tai yra bangavimai. Ir tai nėra, kaip čia, neužšąlantis uostas arba bangolaužiai ar dar kažkas. Čia kaip kas interpretuoja, ir bangolaužį laikau tokiu dalyku, kuris nėra man kažkokia motyvacija ar dar kažkas, nes jisai stovi vienoje vietoje ir saugo nuo bangų. Tai aš manyčiau, kad Klaipėda yra banguojantis miestas.
nes pas mus visko vyksta iš tikrųjų ir dabar būna ir vis tiek ateina žiemos sezonas, tai kažkokių tais renginių ar teatro repertuarų sumažėja naujomis premjeromis, renginių skaičius taip pat sumažėja ir lieka tik tie pagrindiniai kaip eglutės artėjantis įžiebimas. Bet vis tiek, manau, kad Klaipėda yra banguojanti ir jinai būtent taip ir banguoja. Ateina žiema, kažkas ramiau, ateina vasara, vėl ta banga pakyla ir taip pat viskas pas mus ir vyrauja. Kaip tu apskritai atradai fotografiją? Na, ko prasidėjo tavo kelias? Čia toks labai irgi, kiek laiko turim. Labai viskas paprasta. Šitoje vietoje mano senelis buvo nuostabus kinematografas, fotografas ir aš nuo pat mažų dienų žaisdavau su juosteliniais fotoaparatais, juostelių iškalais, kamerom ir matydavau, kaip jisai eina į darbus, į renginius ir tiesiog tame, sakykime, gyvenau, tame matyme. Kaip augau, jisai net mane pasimdavo ir į savo darbovietę, jisai pasimdavo mane į savo renginius. Ir tiesiog galėdavau suvokti, kas vyksta aplinkui, ką reikia atkreipti dėmesį, jeigu fotografuoji, kokie yra momentai, jeigu filmuoji. Ir, sakykime, nepaisant to, kad jisai man buvo pasakęs, sako, aš tau nieko nesakysiu, tu pats turi eiti ir išmokti. Tai praktiškai taip ir buvo, tiesiog tiek, kad jisai kartais žiūrėdamas mano darbus sakydavo, žiūrėk, čia taip blogai darai, čia taip blogai darai, šitas geras kadras. Ir taip pat mokydavausi ir tą patį taikau šiandien dienai, nes juo labiau su kiekvienu užsakymu, kurį padarau, aš visą laiką stengiuosi atsižvelgti į tai, kas yra padaryta ir kur galiu pasistengti labiau arba ką galiu pagerinti. Tai tai ta mano istorija prasidėjo nuo kokių 5-6 su juostele rankose, o dabar skaitmenai kiti niuansai. Gal kažkur mokinaisi fotografijos? Fotografijos mokinausi. Nežinau, ar tai yra labai toks didelis gyvenimo pasiekimas, būtent tai studijuoti. Aš kažkaip labai tai vis dar šiandien dienai skeptiškai žiūriu į patį tą procesą ugdymo ir man jisai net ir dabar nepatinka, kaip viskas vyksta. Bet aš gal toks esu, kur aš labai žiūriu į tai ir pro pirštus, ir nelabai rimtai, nes dėstytojus, kuriuos turėjau, jie buvo nuostabūs, buvo žiauriai faini, su jais, ta prasme, tikrai kaip su žmonėm, kaip su specialistais ir kaip su tos pačios profesijos kolegomis, tu gali diskutuoti, tu gali šnekėti. Bet studijų aš labai stipriai ir dabar mano mergina taip pat studijuoja tik tai šokio ir teatro pedagogiką ir aš pasižiūriu, kiek daug visokio, pavadinkim, dar reikia pereiti iki to, kad tiesiog gauti bakalauro, o bakalaurui iš visos rašliavos, kurios tikriausiai skaito 1%, tai yra arba tavo darbo recenzentas arba vadovas ir visi žiūri dažniausiai praverčia, bent pas mane tai buvo, praverčia taip. Aha, paskutiniai 2 sakiniai pasako viską, kas pas tave čia yra. Ir aš tada galvoju, kokio velnio man, ta prasme, reikia dar ten studijuoti kažkokį, bet čia nesu visom specialybėm. Gink Dieve, tikrai ne, aš neku būtent apie fotografijos arba, sakykime, medijų, meno pakraipą. Tai ir juo labiau čia yra tiesiog mano nuomonė, kad niekas kitas klaidingai nesuprastų. Tai sakau, kažkaip studijavau Kaune, Kauno kolegijoje, dabar pavadinta yra Vienožinskio menų akademija. Tuo metu, kol aš studijavau, buvo fakultetas. Pastatas nerealiausiai Kauno vietoje, ant Pelėdų kalno, kuo tik menininkas gali pavydėti, gražių pastatų, nuostabiom auditorijom, puikių vaizdų su Kauno panorama ir visko kuo. Bet tai vis tiek neatperka visokių nesąmonių, kurios vyksta studijų metu ir aš kažkaip nelabai vis dar suprantu, kodėl negalima padaryti stiprių, gerų studijų be visokių papildomų nesąmoningų dalykų ir jų negalima strumpinti kokių 2 metų arba max 3 su bakalauro rašymu ir viskas yra kredituose ištampyta, sutampyta tik tai tuo, kad chebrytė ilgiau susidėtų arba kolegija arba univerė ir
ir tiek. Bet, sakau, čia aš taip žiūriu. Čia gal aš truputį įsiterpsiu apskritai, kiek galima fotografijos bakalauro univere išmokti. Nes univere mes orientuojamės į teoriją, tu gali išmokti fotografijos teorijos. Bet ir nes aš, pavyzdžiui, apie tai, ką tu šneki, tai yra Ana pabaigusi tiesiog profesinę mokyklą, kur jinai išmoko fotografijos kaip profesijos. Iš tikrųjų, kas pas mane tikrai reikia pabrėžti, kad buvo labai nuostabu, kad turėjau begalės praktikos ir pas mus nebūdavo taip, kad sėdė ir tik tai teoriją kali, nes iš tos teorijos, ta prasme, what's the point? Tai pas mus būdavo iš serijos taip, kad, tarkim, jeigu paimsim kaip pavyzdį analoginę fotografiją, tai mes ten duok dievę ilgiau valandą šnekėsim, bet visa kita likusi dalis yra einam ir darom, susipažįstam, pajaučiam, kaip tas procesas vyksta, kaip jisai darosi. Ir tas būdavo žiauriai nuostabu. Kiti projektai, kurie būdavo užduodami iš kitų dėstytojų, lygiai taip pat. Tu gauni teorijos pliūpsnį, bet tokios žiauriai geros, žiauriai koncentruotos, stiprios ir tu supranti, kad nešvaisto tavo laiko, bent jau ties tos teorijos davimu ir sako, eikit ir darykit, eikit, susipažinkit, kaip tai veikia, pamatykit, atsineždavo dėstytojai savo fotoaparatus, nes tuo metu kolegijoje ten ėjo per perversmą kažkokį ir mes ant to tiesiog irgi užšokom. Tai sakykime, technikos tiek nebuvo, kiek dabar jie turi ir tas labai faina, kaip tu matai, kaip auga ta pati sakykime, sritis, bet vis tiek neatmetu to fakto, kad labai daug yra tokių, kur ką man čia šito reikia, jeigu tai nieko neliečia, o bendram išprusimo aš ir taip galiu nueiti ir pasidomėti, jeigu man tai bus įdomu. Tai va. Tai išeina tu nuo vaikystės supratai, kad tai tavo pašaukimas fotografija? Ne, iš tikrųjų šio amato aš supratau, kad vaikystėje aš tą tiesiog darydavau. Tai gali pagalvoti, 5-6 metų vaikas daro nuotraukas, tai arba tai tenai bus gėlytė, arba mama, arba ten senelis, arba kažkokia kita beletristika. Bet 7, man atrodo, pradėjau į 1 klasę ir mama paklausė, sako, ką nori dar daryti. Sako, yra, sakykime, du variantai, kaip pavyzdys, sportas ir menai. Aš galvoju, koks iš manęs sportininkas, aš ten tada buvau 1,50 m kažkelių ir aš amžinai lengvai sveriu. Tai mane nuneštų, bet kokiam sportė krepšinį, mane į šoną kur nors numestų, imtynėse aš ten išskraidyčiau po lubėm. Tai aš taip stoviu ir tu, ką ten aš galiu mąstyti 7 metų? Tai muzika, tai menai, kažkaip natūraliai. Ir aš 12 metų atsimokiau muzikos, baigiau ir Juozo Karoso muzikos mokyklą, ir Stasio Šimkaus konservatoriją. Ir tas, sakykime, perversmas įvyko būtent konservatorijoje 2016 metais. Tai ten buvo mano tokie 2016-2017 metai, tai buvo tas laikotarpis, kad supratau, kad fotografija ir yra tas rytis, kur aš ir noriu save realizuoti, kur noriu eiti pirmyn, nes būtent tai mane domina. Kaip muzikantas aš niekada nebuvau tas, kuris eina ant scenos, ten groja solo ir atlikite mano rečitalį. Tikrai ne. Toliausiai, kur galėjau nueiti, tai arba simfoniniai orkestrai, arba kvartetai, kvintetai. Ir aš pagalvojau, taip, aš nenoriu viso savo likusio gyvenimo praleisti orkestro duobėj. Ir nusprendžiau išleisti iš orkestro duobės, pasiimti fotoaparatą ir būti kartu su atlikėjais, būti užkulisiuose, būti kartu su jais ant scenos ir juos fiksuoti taip, kaip aš norėčiau, kad mane fiksuotų, jeigu aš gročiau. Tai va taip pat viskas ir susisuko ir apsisuko. Ar tai, kad tu tuos užkulisius jau matei iki apsispręsdamas būti fotografu, ar prisidėjo prie tų sričių, kurias tu dabar fotografuoji prie viso to? Be abejo, tai su muzika aš nesu išskiriamas visiškai, prasme mes esame visiškas vienis. Ir aš tiek dirbau su tais pačiais muzikos koncertais, nuo pat vaikystės eidavau į spektaklius, nepaisant kokie ten vaikiški ar ne. Ir dabar dirbu su spektakliais ir tu kitaip tada išjauti, kitaip supranti vis, kai tu žinai, sakykime, esi iš po vaikystės kažką atsinešęs į šiandien dieną arba iš po paauglystės irgi iki dabar,
tai tu kitaip jauti, kitaip feeliniai ir gali tą kitaip perteikti negu tai, kad neįžeidžiant kolegų, bet, sakykime, ateina žurnalistas, kuris fotografuoja sportą ir jisai nieko neriša, pavyzdžiui, apie muziką, nu tai ateis, sakykime, jeigu simfonija groja ir nėra tokios, sakykime, naujausios technikos, kuri neskleidžia garso. Ir ateis į simfoninį koncertą fotografuoti, nu ir pleškins bet kada. Nes tai yra natūralu, žmogus nelabai žino, kas yra, kur kokios vietos, kuriuose tu gali fotografuoti, arba kur tu gali net ir būti ir eiti, kas irgi yra svarbu. Tai aš manau, turint tokį užnugarį kartu su savimi ir jį neštis tolyn yra labai sveika, yra labai faina ir tavo tiesiog mąstymą patį atveria kitaip. Tai šiandien esi renginių fotografas, tai ir iš to... Ne tik. Ne tik, o koks dar esi? Renginiai, teatras, visi dauguma vandens sportų, sakykime, taip, ir kas du tokie būtent pagrindiniai, tai yra regatos ir surfas. Tai va, tai ir visi teatrų spektakliai, teatrų renginiai ir muzikiniai renginiai būna va, reikia ir kitokių net nuotraukų padaryti. Tai kitokių turiu omeny, kad ir susijęs su renginiu, bet vis tiek pati pradžia, tarkim, gali būti kažkokio tai X daikto atvežimas į tam tikrą vietą ir jos fotografavimas. Tai labai iš tikrųjų savęs neuždarau rėmus, kad esu tik toks ar anoks. Būna tų pačių vestuvių, būna tų pačių interjerų. Pasirodo būna. Nes man patinka save šiek tiek paimti ir iš komforto zonos išstumti, kad pradėtų mano galva dar geriau veikti. Nes kai užsisėdi komforto zonoje ir kai tu žinai, čia renginys, čia viskas paprasta, ateisiu, atsisėsiu, padarysiu. Tai jo, tai tas yra, bet tam, kad šiek tiek kažkaip, mane čia kažkas nervuoja, kažkaip nepatogu, man yra žiauriai faina padaryti dar kitus dalykus arba apsiimti kitokius projektus, negu aš darau kiekvieną dieną, sakykime, arba kai iškrenta kažkoks užsakymas. Tai tikrai stengiuosi save irgi įstumti tam tikrą tokią diskomforto zoną. Bet vis tiek fotografuodamas daug renginių, tai kyla klausimas, ar tu matai pokytį Klaipėdos kultūrinėme gyvenime? Gal naktinėme gyvenime, nes daug ir vakarais renginius fotografuoja. Tai be abejo, tai šiaip tiek Lietuvos mastu, tiek Klaipėdos miesto mastu, jeigu taip pat šnekam būtent apie savo miestą, tai iš tikrųjų pokytis yra įvykęs. Pokytis visą laiką būna, tik tai tam pokyčiui įvykti visą laiką yra toks vienas kabliukas, tai yra finansai, kur, sakykime, mūsų valdžia nori Mans Grand ir viso ko puikiausia, ką galima daryti, bet tačiau finansinė dalis yra šiek tiek kitokia. Bet šito aš liesti nelabai noriu, nes man pačiam visą laiką asmeniškai atrodo, kad kai ateini į renginį ir tam tikri užsakovai, jeigu būna preskonferencijos ar dar kažkas pradeda verkti apie tai, kad kaip nėra pinigų ir kokie mes esam vargšai ir ką čia dabar daryti. Tai aš kažkaip labai tai žiūriu nelabai pozityviai, nes man atrodo, kad taip, finansai yra reikalingi bet kam, bet man atrodo, kad vis tiek visą laiką gali būti blogiau negu kad yra, o jeigu tu jau sugebėjai padaryti su mažais finansais, sakykime, prieš 2 metus, tai aš suprantu tą norą kilti į viršų ir tai vėlgi tai remiasi, bet sakau, tas verksmas apie tai, kad visą laiką nėra pinigų, tai jau tiesiog kažkaip ir garsiai tą sakyti, reikšti, manau, nedėrėtų, bet vėlgi toks, aš bent jau manau šiandien dienai šiai akimirkai taip, kad labai garsiai apie tai viešai kalbėti ne visą laiką padeda. O renginių kilimas tai tikrai yra įvykęs didelis progresas su vienais ir kitais renginiais. Kai kurie renginiai Klaipėdoje yra tiesiog užsikonservavę, nes yra labai patogus pasirinktas planas, miestelis. Ir ant to labai stipriai važiuojama. Tai kartais tada klausiu, tai gal tiesiog paimkim praeitų metų nuotraukas, įdėkim dabar ir, kaip ir nesikeis. Bet ne visą laiką galbūt pavyksta kažką maksimaliai stipriai atnaujinti arba šiaip, kai yra patogu kam kažką keisti. Vėlgi, čia sugrįžtam prie to paties.
kad pokytį matyt ar didesnį, ar mažesnį, ar bent jau požiūrio prasme pokytį matyti yra visą laiką nuostabu ir tai motyvuoja. Aš manau, kad labai daug prisidėjo būtent temos ir Hofo suklestėjimas ir Kantą, nes buvo tas stilius, aišku, būtent tos bangos, nes po 2000-ųjų, kai skaitai, kas buvo Prieplaukoj, labai, tas pats vaibas tenais, aišku, dabar keičiasi formos, nes turėjo pasikeisti patalpos, nauji įpročiai formuosis ir panašiai, bet atsirado alternatyva, nes būdavo, Maks Kaštonas, kai Kaštonas užsidarė, viskas, toksai štilius. Čia šitoje vietoje aš sakyčiau, labai turėtumėm būti dėkingi Hofui kūrėjam. Laurynai su Tomu, jie tiesiog yra padarę ir sugalvoję visą šitą reikalą ir taip iškėlė, kad tiesiog yra tikrai nuostabu ir jiem patiem kaip verslininkam, aš manau, tikrai nėra lengva, žinant, kad Klaipėdoje yra labai mažas sezoniškumas. Iš visos vasaros tik tai 2 mėnesiai, tai per tuos 2 mėnesius tu mėgini nugyventi visą gyvenimą. O bet tačiau Hofo atsiradimas Klaipėdoje ir jisai netgi ir prasidėjo, sakykime, Hofo atsiradimas mano asmeniniam gyvenime padarė tokią žymę, kad aš išmokau fotografuoti būtent muzikos renginius, taip kaip aš visą laiką norėjau, taip kaip aš svajojau ir sukurti tokį bendrą ryšį kartu su Hofo visa publika, su visa ta aura buvo tiesiog nuostabu ir tai padarė didelę žymę ir mano asmeniniam gyvenime. Tai kas, sakykime, jeigu liečiant teatre aš užaugau Apeirono teatre, kuris irgi, kiek žinau, dabar kaip ir keliasi į Vilnių. Tai irgi buvo tokie, sakykime, etapai ir pas mane, kur aš esu dėkingas tam tikriem ir tom pačiom Klaipėdos šventėm. Esu be galo dėkingas, kad aš atsimenu, aš atėjau iš viso piplys ir mes pradėjom šnekėti apie rimtus dalykus, kaip kad fotografuoti parodas, renginius ar dar kažką ir tiesiog žmonės patikėjo ir suprato, kad, sakykime, šitą bišą mes galim imti ir užsiauginti. Ir tas yra labai, labai sveikintina tokį požiūrį turintiem žmonėm, nes dabar yra labai skeptiškai žiūrima, tu čia jaunas, tu čia nosi užėtęs, tu čia toks noks. Yra tokių žmonių, taip, bet reikia nepamiršti, kad tokių yra žmonių, kurie ir nori, sakykime, eiti daryti ir kad jais irgi patikėtų, nes jie tavęs nenuvils. Tai Hofo atsiradimas Klaipėdoje ir pačiam miestui padarė, aš manau, labai didelę terpę suteikė, būtent, kad vyktų muzikos renginiai net ir šį vakarą. Nežinau, kada išeis šitas visas reikalas, bet net šiandien dieną, kai vyksta šis pokalbis, nuo 10 vakaro bus renginys Hofe ir tikrai nemažas. Tai parodo, kad miestas visgi yra gyvas ir, kaip čia sakyti, liečiant Europos jaunimo sostinės visą šitą reikalą, aš kažkaip iškart pasakiau, aš nelabai suprantu, koks to tikslas. Nes, sakykime, Hofas, kuris gyvena jau dabar, jau sumeluotis 3 metus tikriausiai, ir persikėlė į naują erdvę, jisai sugeneruoja daugiau jaunimo ir pakviečia, sakykime, kad atvyktų į tą vietą pasiklausyti muzikos, negu kad sostinės gyvavimas, kur aš visą laiką klausiau, koks yra to tęstinumas. Nes man visą laiką yra įdomu prie tų projektų, prie kurių man leidžia prisidėti. Man yra įdomu sužinoti tam tikrų dalykų, kur galbūt tai nėra arba yra kalbama, bet vis tiek yra tam tikrų dalykų tarp eilučių. Ir aš nejaučiu to, kai į Klaipėdą sako, mes norim kviesti jaunimą. Ir aš dirbu su tokiais užsakovais, gal paskui mane užbanins už tai, kad aš šneku taip. Bet aš manau, yra puikiai dabar proga tą pasakyti, sakykime, jeigu kažkas pamatys. Tai aš niekada nesuprantu, kai sako konferencijose, kažkokiuose, kaip būna mokslo tenai, arba šiaip, kaip ir ta Europos jaunimo sostinė Klaipėda tapo ir tai kur visą tai, apie ką mes šnekam, tai kur tas jaunimas? Ar čia yra klausimas tada iš serijos, yra projektas, yra pinigai ir mes darom konkursus ir tada susirenka jaunimas, bet jisai nepasilieka Klaipėdoje.
aš manau, kad Klaipėdoje mes labai turėtumėm stipriai važiuoti būtent ant to, ką mes turim jūrą. Mes turim jūrą, nuostabiausią Baltijos jūrą, kuri kartais atneša šiltų srovių ir labai joje malonu maudytis, bet mes turim jūreivystės mokyklą, mes turim Klaipėdos universitetą, kuris irgi su savo studijomis eina į visokius mikrobijo, eko-šmeko ir taip toliau. Ir mes nekviečiam, arba mes kažkaip ne taip kviečiam tą jaunimą, kad būtent žiūrėkite, mes turim tokias studijas, kur daugiau nėra niekur Lietuvoje. Iš tos pusės. Nes aš irgi, kadangi nelabai domiuosi, aš nežinau, kokios dar yra, sakykime, studijos Klaipėdos universitete, bet tai irgi vis tiek turi būti tas pretekstas, dėl ko aš norėčiau vykti į Klaipėdą. Į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją aš žinau, kad labai teatro skyrių vyko dėl Valentino Masalskio renkamo kurso ir beproto daug jaunų studentų ir yra net ir tas pats Taško teatras, KT teatras, kurie yra būtent Masalskio studentų įkurti ir tai yra tęstinumas, tai yra tas tęstinumas, kuris... Jie užpildo būtent kultūrinę labai didelę dalį. Labai didelę dalį Klaipėdos kultūros ir labai yra smagu, pavyzdžiui, matyti, kad Graži ir ta galinga, ne tiek keliauja po Lietuvą, visur važinėja, irgi KT spektakliai, jie važinėja, keliauja, Taško teatras, eina per mokyklas. Ir va čia aš suprantu tą virsmą ir kai, sakykime, yra tokie projektai grandioziniai padaryti ir tu nejauti, kai tai pasibaigia, o tai kur visą tai dingsta, tada tu supranti, kad vis tiek yra tie vargšai, atsiprašau, kad taip išsireiškiu, bet yra tie vargšai, kurie visą laiką darė iki to ir daro po to tą įdirbį, o kai tas ateina momentalinis, sakykime, belenkokio dydžio antplūdis pinigų ir belenkokio dydžio antplūdis medijos sklaidos, mes tai išnaudojam tiesiog ant tas, kas va taip pat čia yra ir čia to nebėra. Bet mes neinvestuojame tai, kad ilgojo laiko perspektyvai, kodėl to nesijaučia ir kodėl ta problema vis dar yra. Kadangi aš buvau vienas iš tų, kuris parsivežė tą titulą į Klaipėdą, tai būtent aš prisijungiau prie jo, nes paraiška buvo parašyta strateginio tęstinio projekto ir buvo sudėti tikrai tokie neblogi svertai, buvo tos idėjos iškeltos tokios, kurios turėjo spręsti tam tikrus ir problematinius jaunimo klausimus. Bet paskui, kadangi tie, kas rašė paraišką, negalėjo projekto koordinuoti, atsirado kiti šeimininkai ir gavosi taip, kad jie net nesukonsolidavo jaunimo, nes va būtent labai gražiai apie uždaromą įrenginį, kai suėjo chebra į Debokovo Jessica Shai koncertą, kad prieš tai vyko jaunimo apdovanojimai, jaunimui buvo visiškai neįdomu. Čia, žinai, čia kaip sakyti, niekada negali žinoti, į kieno rankas papuola projektas ir aš sakyčiau, aš tų žmonių kaip čia neįkaltinu, dar kažką, nes tiesiog, tai tu gyveni ir mokaisi ir viskas yra to paremta. Kiti šeimininkai. Bet šiaip atsakau, tarkim, net ir kiti miestai irgi yra, čia ne tik liečia Klaipėdą, ir kiti miestai yra kultūros sostinės ir dar kažkas. Pavyzdžiui, pasižiūrėkim, kodėl į Vilnių, kodėl į Kauną, kodėl į užsienį nori išvykti. Tai yra, aš savo užduočiau klausimą, ko mes neįvykdom, kad iš mūsų išvažiuoja. Ir aš, kol studijavau, aš dariau projektą Klaipėdos jaunimas kabutėse ir iš manęs dėstai pradėjo juoktis, nes pavadinimas yra Klaipėdos jaunimas, o visur yra žmonės 75+. Tai vat ir parodo, kad šiaip Klaipėdos jaunimo, nu jo yra. Paimkim, atvažiuoja, atvyksta į tą patį Hofą, Sol ansamblis, dar kažkas ir tu matai, kad yra to jaunimo ir visi yra gyvi. Bet kodėl nėra, sakykime, gal yra veiklų per mažai, kažkokių gal būrelių per mažai, gal dar kažkokios pasiūlos nėra, nes nėra pasiūlos, nėra paklausos. O jeigu būtų, tai gal kažkas ir atsirastų. Tai va, tai sakau, čia taip labai jau mes nuėjom nuo visokių fotografijų, visko į kažkokias, sakykime, problematikas, kurias norėtumėm, kad išsispręstų,
Bet aš vis tiek žvelgiu į tai pozityviai, galvodamas tai, kad vis tiek ateis ta diena, kai įvyks lūžis. Jo labiau dabar turim naują merą, pasikeitusi, gal tai kažką prisidės, negali žinot. Tai tiesiog Klaipėda yra, sakykime, lėto augimo miestas, visgi banguojam, nėra viskas labai taip lygu, tai aš vis tiek tikiuosi, kad ir šitas miestas šiaip gražinė. To ir linkėčiau šitam miestukui toliau augti. Tai jeigu grįžti prie tavo fotografavimo, tai su kokiais tu iššūkiais susiduri fotografuojant renginius? Tai nežinau, gal kažkokių tokių labai specifinių iššūkių nėra labai buvę. Tokie čia darbo etikos momentai yra, su kuriais tu visą laiką susiduri, manau. Čia ne per seniausiai su vienu kolega buvom, kaip ir ne tai, kad apsipykę, bet toks incidentas irgi įvyko, bet visą laiką yra tokių momentų, kur tu niekada nežinai, kas tavęs laukia. Tu gali priplanuot, bet aš sakyčiau taip, bet kokį renginį atėjęs, sakykime, jeigu yra muzikos renginys, aš visą laiką eidamas į muzikos renginį, pasiklausau muzikos, ką tas atlikėjas dainuoja, groja, jeigu man tai nėra žinoma. Ir aš visą laiką mėgstu pasidaryti tam tikrus namų darbus prieš ateinant. Jeigu tai yra parodos atidarimas, aš dažniausiai pasidomėsiu apie ką jisai. Jeigu tai yra teatro spektaklis, su kuriuo man duoda galimybę dirbti, aš visą laiką klausiu apie ką tas spektaklis, kad kuo arčiau būti tos tiesos, kad kuo mažiau meluoti žiūrovui, kuris ateis pasižiūrėti to spektaklį. Nes su fotografijos menu tu gali pridaryti tokių dalykų, kad ateisi, galvosi, čia vestuvės turėjo būti, bet ateini matai, kad čia yra visiška depresija, sakykime. Tai vat niekada, kaip čia, nežinai ko laukti, o aš esu tas, kuris labai išmėgstu tą testinumą irgi padaryti, kad parodyti tai ir tiek. O su tais pasiruošimais tai jie būna įvairūs, priklausomai nuo renginio. Dabar atėjo Klaipėdos eglutės įžiebimas, tai mes kartu su organizatoriais sėdam, šnekam, kas kur, kaip laikais, minutėm, sekundėm, kad tiesiog žinot, kad kur save, sakykime, pastatyti, kokią poziciją, kad būtų geresnis rakursas tam, kad žmonės, matydami fotografijas, jie galėtų, juos tai domintų ir jie norėtų pamatyti gyvai, nes vis tiek tai yra, aš esu tas, kuris teksto vengiu. Aš tingiu skaityti, jeigu tai yra ilgas tekstas parašytas. Ar tai Facebook'e kažkas postą padaro, arba kažkoks dienraštis išleidžia ilgą straipsnį. Ir dar mėgsta, tarkim, nesuskirstyti paragrafus. Tiesiog, man yra peilis, aš iškart nuvažiuoju į apačią, pasižiūriu nuotraukas, viskas uždarau. Nes, sakykime, čia gal irgi yra iš tos į tai papuola, kad, sakykime, jeigu rašytojas negerbė mano laiko, aš jo teksto neskaitau. Gal čia jau žiauriai, bet sakykime tą pusę. Tai aš mėgstu irgi per tą vizualinę pusę pamatyti. Tai daug kur esu ir nukentėjęs, kur neapsiskaičiuoju, kokio dydžio arba pločio yra scena, gal yra kažkokių tais pagalių išlindusių, už kurių gali ten užkliūti, užsigaut, nukrist. Esu gavęs ir traumą po vieno festivalio, su kurio vaikštau jau, nežinau, gal antrą vasarą, kur tiesiog susiplėšiau čiurną ir čiurnos tos raumenys ir tiesiog jinai nebe tokia gyva, kokia anksčiau buvo, bet viskas yra per tą neapdairumą, sakykime, ir per tų kažkokių savotiškai namų darbų nepadarymą. Tai visą laiką mėgstu ateiti, pažiūrėti, kaip scena atrodo, to kai tu mėgstu kartais užlipti, jeigu matau, kad yra galimybė užlipti, pasižiūrėti, kaip kas yra, kur išdėliota, kur kokia muzikantų pedalai, kur laidai eina, kur gal kažkokia papildoma pakyla yra, kad tiesiog žinau, sakykime, su Linu Adomaičiu turėjom koncertą, turą jo po Kaune ir Klaipėdoje jis turėjo, tai pasipo choro pakylos, kurios irgi tu turi žinoti, jeigu tu eisi ant scenos, nes Linas duodavo leidimą, kada galima eiti, ir tu vis tiek turi žinoti. Ir net buvo viena aukšta pakyla, iš kurios dar aukščiau viskas matydavosi. Tu turi žinoti, kaip ten tos kopijos veikia, kaip kas tai. Kuo daugiau žinosi, tikrai nepasensi, bet to žinosi, kokį žemėlapį gali, apsaugosi save ir susidarysi, aš vadinu žemėlapį galvoj, kur kada gali būti. Tai va. O ar susidėlioji kadrus, ką norėtum pamatyti prieš koncertą?
Kaip čia? Galvoju. Visi koncertai yra labai skirtingi. Be abejo, yra kažkoks įsivaizdavimas, kai žinai, kur eini, sakykime, eini simfoninio orkestro fotografuoti, tai tu jau žinai, kas ten bus ir tu nieko neišgvildensi. Nebent tenai bus kažkoks ten ultra mega apšvietimas arba projekcijos. Jeigu tu eini fotografuoti renginio kažkokio, tai sakykime dabar linkstam į muziką, ne, tai tu vis tiek keli savo lūkesčius, kad bus fainas apšvietėjas. Nes nuo apšvietėjo gauni vizualą, kad galėtum su mėgiais spalvotai nuotraukas daryti. Nuo muzikantų tu gauni gerą vaibą, su kuriuo tau tada kyla tas toks varikliukas, padarysim čia fainai, čia muzika gera, pasaka. Tai yra daug tokių momentų, kurie tave užmotyvuoja, užpušina ir tada tu, šiandien buvo fainas koncertas, arba vėl kažkokia nesąmonė, vėl turėjau iš šūdo spausti grūdą. Bet net ir tai yra smagu, kai to yra ne per daug, nes tada vėl tu save, ką aš iš šitos situacijos galiu padaryti geriausiai. Ir tada aš manau tik tai tokiais atvejais tu tada augi. Nes jeigu tau visą laiką bus patogu, ką aš žinau, labai greitai atsibos. O ką tu fotografuoji nedarbo metu? Gatvės fotografiją užsiemu, bet šitų kadrų aš niekur nekeliu, niekam nerodau. Tikiuosi, kad kaip 60 padarysiu savo parodą. Aš turiu per karantiną nusipirkau mažą fotoaparačiuką, mažas, bet galingas. Tai su juo pafotografuoju savo visokio gatvės gyvenimo. Šiaip tai stengiuosi tiesiog. Su telefonu gali visą laiką pasnapšioti, bet šiaip tai jeigu nėra kažkokio tokio, kad noriu, tai nei vienas mano fotoaparatas nejuda net ir juostelė, nes su juostelė jau po šiai dienai fotografuoju pats namuose ir iškinu. Bet stengiuosi kartais nuo to, jeigu jaučiu, kad man to yra per daug, tiesiog atsitraukti nieko ir tiesiog pafilmuoti aplinką su akimis, kaip viskas vyksta, arba pažiūrėti, čia būtų geras kadras, bet kadangi nieko, tai čia liko ta nuotrauka ir viskas. Tai stengiuosi kažkaip irgi to nepadauginti, nes aš manau, visas šitas fotografavimo reikalas yra išaugęs dėl socialinių medijų. Ir šiaip tada ta fotografija, jinai pradeda, aš čia kažkada ir galvojau, reikia padaryti projektelį, bet kažkaip taip užlindo už pagalbės, tai iš serijos 2 sekundžių fotografiją. Tu kartus paspaudė ant ekrano, širdutį uždedi ir scrollini. Tai kiek ta fotografija tame medijų meno platformą gyvuoja. Čia irgi kitas klausimas, bet tai yra, kas gildena, kas analizuoja ir taip toliau. Ir aš tiesiog galvoju, šaunu, yra chebra, kuri tai daro, liuks, sveikinu, žinai, ir aš savo visokiais menkniekiais užsiminėjau. Bet kai žmonės, tu fotografuoji renginį, jie pamato, kad tu esi fotografas. Gal kažkam ir nejauku būti prieš objektyvą ir vis tiek tave tai neišblaško, kad reikia renginį fotografuoti ir žmonės, kuriems gal nemalonu būti kadre. Tai tu matai, kad tarkim žmonės būna kažkokie, tai sakykime, ar tai susispaudę, ar dar kažką, geriausias raktas šypsena. Tu nusišypsi, tu žmogų nuramini, it's all good, aš galiu nedaryti kadrų, tiesiog sakau, nuostabiai atrodo. Nes būna, tarkim, sakau, belekiek žmonių, kas įsukdavo vasarą, ateina ir būna su visokiom madom ateina, Vilniuje irgi Lukiškėse fotografuoju, bet Vilniuje drąsesni žmonės, aišku, yra. Tai sakykime, Klaipėdos mūsų yra tokių žmonių, kurie apsirengia nerealiai. Ir tu tada mėgini padaryti nuotrauką ir tu matai, kad nusisuka ar kažką. Aš gerbiu to žmogaus privatumą, viskas yra natūralu, nepaisant to, kad jis yra erdvėj, kur yra galima, legalu tą daryti. Bet aš kažkaip tada tiesiog būna, kad prieinu, pasakau, tikrai nuostabiai, žinokit, atrodo, viskas man, viskas gerai, šypseną įjunkite ir gerą konusą. Ir viskas. Ir paskui įsivažiuoju koncertas, aš tiek tą nuotrauką padarau. Bet, ta prasme, tada žmogus pasitikė. Jis jaučia tą tokį, svarbiausia, aš kaip sakau, aš nesu tik fotografas.
Aš esu ir žmogus, aš esu ir tas šiltas žmogeliukas, kuris, nu, tu prasme, aplink manęs tu nebejau žmonės. Pavyzdžiui, aš į teatrą ateinu, manęs nieks nebemato, nieks į mane dėmesio nebekreipia, aš garsą fotoaparatuose išjungiu viską. Aš niekam nebeįdomus. Ir turiu savo darbą, jie yra prie manęs pripratę. Nu ir aš tai stengiuosi daryti ir net ir trumpalaikiuose renginiuose, kur aš žmogų galbūt pirmą ir paskutinį per gyvenimą matysiu. Ir jeigu jisai pajaučia tai, kad, okei, čia viskas yra gerai, tai liūs, tai manau, kaip čia achievement unlocked, važiuojam toliau. O kaip tu dėlini su tais, kurie kaip tik lenda į kamerą? Viskas gerai, tai padarai tu tą nuotrauką, padarai nuotrauką, nusišypsai ir tiek, kiek jisai lys, aš tiek ir padarysiu, vis tiek bus vienas kadras, tik tai, kurį aš atiduosiu. Tai bet būna tie, kurie visą laiką galbūt, sakykime, ir įkyriai gali lįsti, tai, nu, tada pradėjai paprašyti kažko, visą laiką reikia šnekėti, visą laiką reikia komunikuoti, nes pykčiai ar dar kažkas visą laiką kyla, tai dėl miskomunikacijos ir viskas. Ir tu gali pasakyti, klausyk žmogom, nu, vienai, enough is enough. Ir tie, bet viskas negerai. Per kiek laiko kiek tu tvarkai nuotraukas, per kiek laiko tu dažniausiai atiduoji? Į šį klausimą atsakinėju ir galvoje atsakinėju savo ir yra užsakovų, kurie vis dar laukia nuotraukų. Nes iš renginio nuotraukų tai tikriausiai labai daug būna. Ne, iš renginio tai ir stengiuosi, kad jau kitą rytą atiduoti, bet labai priklauso nuo to, ką fotografuoju. Turiu dar tam tikrų nesutvarkytų dalykų. Bet jeigu taip žvelgiant, kad imant vasaros sezoną ir būtent renginius, ne kažkokį interjerą, vestuvės ar dar kažką, tai jeigu renginys įvyko šiandien, tai rytoj iki 10 ryto jau bus pas klientą tam, kad jisai galėtų daryti spaudos pranešimą, dėti Facebook'e postus, daryti Instagram'ą, nu, taip žinot, toliau pratęsti tai, kas įvyko. Tai va, tai kitam rytui viskas yra paruošiama, o labai atsiprašau tų užsakovų, kurie matydavo, kad nuotraukų. Tai va, bet vėlgi, pasakau, kokia yra situacija, kad tos nuotraukos bus ir jos niekur nedingsta. Jo labiau kaip ir aš niekur nedingsiu. Aš visą laiką esu pasiekiamas, visą laiką atsiliepiu ir visą laiką pasakau, kokia yra situacija, nes visi esame žmonės, visko būna. Ir tu gali susiplanuoti ir visi kaip susidėlioti, bet kartais, kaip ten sako, tu planuoji kai kas juokiasi. Tai tiesiog visi tą priema natūraliai ir labai viską supranta. Man kaip fotografijai įdomu, kokį įrangą tu naudoji fotografuojant renginius. Visą laiką įkaudavau, kad Nikonas yra geriausias aparatas, kurį gali turėti gyvenime, bet tai buvo tiesiog dėl to, kad aš su Nikonu užaugau. Bet šiandien dienai naudoju, ką supratau, tai tikrai pačią geriausią sistemą, kuri man labiausiai prilipo, tai yra Sony's. Sony įranga, Sony technika ir už tai turiu, sakyčiau, būti ir dėkinga savo sveikatai, nes jinai privertė pakeisti sistemą. Kas galvau, kad bus lengviau, bet ne visais momentais yra labai lengva. Iš nešiojimo pusės, sakykime, iš svorio, o iš fotografavimo pusės tai yra nuostabiausias dalykas tikriausiai. Aišku, dabar šiaip dabar visos technologijos jos keičiasi į geresnę, juo labiau pasižiūrėkim, 15 Pro iPhone'as, prasme, ką jisai filmuoja, ką jisai fotografuoja, tai kartais pagalvoja, ar tikrai reikia fotoaparato už X sumą, kur telefonas taip daro, bet, paskui prasideda techniniai niuansai. Bet jo, esu, sakau, už tai, kad perėjau į kitą sistemą, tai esu dėkinga savo sveikatai. Taip pat ir draugiai, kuri paskatino, ir šeimos nariam, kurie irgi paskatino tą padaryti žingsnį. Nes visą laiką sakydavau, ne, Sony tai čia nesąmonė. Bet jo labiau geri bičiuliai iš Vilniaus fotografų, tokie fotografų bendruomenė, pavadinkim, mūsų šeiminėlė, tokie yra lunatikai. Tai taip irgi sutapo, kad mes esame visi su Sony įranga, nes
vienas visus, sakykim, kaip ir užverbavo, užmotivavo, parodė, kad tai yra fainai ir gerai ir aš paskui, matant, kaip jie tai daro, aš kažkaip irgi pamėginau, pasižiūrėjau ir supratau, kad viskas čia yra fainai, stosoju ir aš tiesiog, matyt, neturėdamas arba neįvertindamas to, tiesiog visą laiką neigdavau tai, o dabar turiu ir to tiesiog kiekvieną dieną džiaugiuosi, mėgaujuosi ir nežinau, dabar kol kas tikrai niekada nenorėčiau keisti vėl į kažkokią tai kitą sistemą, ten Canonas arba Nikonas arba Panasonicas. Tikrai ne. Atradau savo auksinį tašką. Kaip tu muzikos kitas sritis visas radai, ar jos atsirado pas tave? Nes ir tas pats surfinimas, ir pas tave profilį yra, ar ne, ir ta žurnalistinė fotografija visa. Su daug ko sakau labai paprastą frazę, kad jaučiuosi, kad kaip yra viena daina, vieno lietuvių atlikėjo, aš pavydžiu savo. Aš tikrai pavydžiu savo, kad aš esu gimęs po laiminga žvaigždė, kad pas mane viskas gyvenime taip jau susidėliojo, kad aš kažkaip sveiku protu žinau, ką man fotografuot, ką man daryt, kur man eit, kam paskambint, su ko pašnekėt. Nežinau, tas tiesiog natūraliai vyksta ir aš tikriausiai tą supratau per fotografavimą irgi, ką aš vaibinu, o ko ne. Ir ką pasilieku į tą pagrindinę sferą, į kurią aš noriu eiti, o ką pasilieku tiesiog, kad man sukeltų tą diskomfortą ir dirgiklį ir ką aš pasiemu retkarčiais tiesiog. Nes yra pasaka, kai tu žinai, ką tu nori daryti ir kai tu supranti ir tu drąsiai savo priemi. Ir tiek, tai taip labai natūraliai viskas susidėliojo, tai vis tiek tai yra ta pati ir vaikystės padaryti įtaką, kad po kokius renginius aš vaikščiodavau, matydavau, kas ką dirbo, kas kaip ką daro, stebėdavau darbus ir niekada, pavyzdžiui, gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad, sakykime, kaip minėjau, tapsiu vienu iš lunatikų, kurie yra nuostabūs bičiuliai, su kuriais rytoj kaip tik turim susitikimą, susibėgam visi pagaliau po labai ilgo laiko, kad visi kartu iš serijos būsim vienoje vietoje. Tai yra labai nuostabu ir tas įvyksta tiesiog, toks vaizdas, kad aš kartais išsimanifestuoju tam tikrus dalykus. Atsimenu vaikystėje, kaip norėčiau, pavyzdžiui, fotografuoti Klaipėdos Pilies džiazo festivalį. Šakės, belia ką, matai koncertai, visą kitą. Ir ką, savo galvoju, ateina 2016 metai šito, aš su fotoaparatu prie užsienelės ir maluosi užkulisiuose. Sakykime, ateina dar ten kažkokie nori, tu tą garsiai pasakai ir žiūrėk, tu jau tą turi, bet tai neatsitinka rytoj, tai neatsitinka po metų. Mano atveju atsitiko vienas ten, sakykime, po 5 metų, kitas po 3 ir tiesiog reikia tam leisti vykti. Ir tu savo garsiai pasakai, ką tu įsivaizduoji, ką tu norėtum turėti, kur tu norėtum keliauti ir tiesiog viskas. Bet tu darai šiandien dieną tai, kad tu gali geriausiai padaryti tam, kad tu pasiektum tam tikrą tikslą, bet vis tiek tu aplink save sutiksi tokių žmonių, kurie, sakys, davai, skrendam, varom, darom, panašiai. Tai kiek laiko reikia, kad išgyventi iš tos fotografijos? Nes tai tikriausiai ne taip pat Tau kiek užtruko nuo to, kiek tu sprendei, kad būsi fotografas, kaip pasirinkai fotografijos kelią ir jau pradėjai uždirbti, kad galėjai save išlaikyti. Nes mano nuomonė tokia, kaip dabar man sekasi, vis tiek reikia kažkiek ir pafotografuoti, ir kaip pasvanariauti, kažką suprasti, kaip tam tikrus dalykus daryti ir tik po to ateina pelnas už tavo darbą. Teisingas požiūris. Taip. Čia vėl sugrįžimas, gimiau po laiminga žvaigždė. Aš tą pradėjau daryti labai anksti. Pradėjau daryti dar būdamas Šimkaus konservatorijoj. Pradėjau ten nuo paprasčiausių renginukų, kuriuos mes darydavom patys savo mokykloje. Tai jau augindavau savo, sakykime, tam tikrą skūrą fotografuoti prie tragiškos šviesos. Tada pavyko su tais džiazo festivaliais irgi save augint, aš matydavau, kaip fotografai viską daro. Ir man čia dar tik tai po 16 metų. Dabar yra 24 ir vis tiek, kaip sakyti, save išlaikyti, ar ne? Save tu, kaip tu ten išlaikysi, tu esi moksleivis, yra tėvai.
bet aš jau galėjau daryti tuos dalykus, nes namuose būdavo senelio fotoaparatas, kurį aš galėdavau pasiimti ir su juo eiti ir kažką daryti. Paskui studijos, tai studijose aš jau mėgindavau, studijos aš jau turėjau, jau čia prieš studijas aš jau turėjau užsakovų ir jau tą darydavau. Sakykime, 2 metai. 2 metai yra tokie, kur tau vis tiek kažkieno pagalbos reikia. Ir ar tai papildomo kažkokio darbo su pastovom pajamom. Aš niekad neturėjau, aš nežinau, ką tai reiškia turėti, kai man atrodo, tu labai ramiai tada gyveni. Tu ramiai gyveni, nes tu žinai, kad mėnesio pradžiai tau įkrenta X suma, nesvarbu kokie jinai bus, bet tu ramiai gyveni. Tu eini į darbą kiekvieną dieną, darbo mėnesio pradžiai tau įkrenta alga ir tu vėl eini į darbą. O tu čia nežinai, nes tu esi priklausomas nuo begalė daug žmonių. Ir nežinai, ar pas tas pats užsakovas sugrįž, nežinai, ar tą mėnesį ten turėsi, tu vis tiek susiplanuoji, ta prasme, yra tų momentų, kad tu žinai, kiek tą mėnesį ten turėsi tų darbų ar dar kažko, bet aš turiu omeny, sakydamas tai, kad mėnesio pajamos yra kitokia X suma, negu kad tie, kurie stabiliai savo ramiai eina dirbti darbus. Tai jeigu, tarkim, sumastai po studijų, kad tu nori būti fotografas, tau vis tiek reikia iš kažkur tam tikrą pinigų sumelę turėti, kad tu galėtum pavalgyti, apsirengti, išlaikyti būstą, ar tai nuomą, ar dar kažkas. Ir vis tiek tau kažko to reikia. Kai aš pradėjau, sakykime, nuo mokyklos, tai aš visą laiką gyveni su tėvais ir tau yra kaip ir rami galva, nes tu gali tęsti, gali eiti, nes tu neturi tų kitų atsakomybių. Ir tu tada kitaip viską žiūri. Tai kažkaip taip sukosi ir aš tiesiog pats nepajausdamas supratau, kad vau, gavau pirmą, sakykime, atlyginimą, kuris nebuvo kažkoks, bet tai aš tada supratau, kad tai darydamas trumpesnį laiką aš esu labiau vertintas negu grodamas. Tai va čia irgi toks yra momentas, kad kol tu studijuoji, arba dar geriau, jeigu tu mokiniesi ir pas tave ateina toks savęs įvertinimo supratimas, kad aš noriu, kad mane vertintų, aš noriu už tai, tai yra dalykas, kurį aš noriu daryti ir už tai gauti finansus, tai tu turi pradėti save vertinti. Ir, prasme, kažkaip man yra labai gaila, kad, sakykime, aš irgi nešneku už visus, bet kiek aš savo artimoje aplinkoje esu matęs muzikantų arba kitų sričių specialistų, garso inžinieriai, apšvietėjai ar dar kažkas, jie tą studijuoja, bet nieko su to nedaro. Jie baigia studijas ir jie nieko neturi. Tik tai sakykime, keli procentai eina su to tolyn, nes jie jau užmezgė ryšius bestudijuodami. Nes studijų metas, aš manyčiau, taip, tu gali įsakyti, oi, tenai barakė, vyrėm dešinės virdulį. Jo, fainai, prasme, gal to fainai, man tai didesnio durimo negali būti, nes aš tą laiką geriau eičiau ir galvočiau, okei, žiūrėkit, aš ten studijuoju 3-4 metus, kas po to? Man po to reikia turėti darbą. Aš noriu, kad tas darbas susietų su to, ką aš studijuoju. Ką reiškia aš darau? Aš einu ir ieškau. Aš einu rašau įmonėm, agentūrom, kad aš ten neturiu patirties, bet aš ten domiuosi jūsų darbu, man yra labai įdomu. Tu jau turi statyti ir žiūrėti į tai, ką tu nori. Bet tai daro labai mažas procentas studentų, nes nėra skatinimo tam daryti. Nes, tai, kai baigsi, tai ir suprasi, ką tu palauk, tai okei, tai manęs, pavyzdžiui, studijose, ne tai, kad niekas studijose nešneka arba mokykloje. Žiūrėkit, vaikai yra VMI ir Sodra. Jeigu man apie tai papasakotų, mano gyvenimas kaip tai nemoku, kaip sakyti, viskas yra gerai, lietuvių matkė, ten istorija, reikalingi dalykai, o tai kur gyvenimas? Aš irgi nemačiau. Tai to gyvenimo aš labai esu dėkingas tokiai dėstytojai nerealiai Laimai Sugintiniai, savo specialybės dėstytojui Rimantui Giedraičiui, kurie čia Šimkinės laikais, aš jų mokomas buvau ir jie būtent mokino gyvenimo. Aš nešneku, kad jie mokino ir supažindino mane su VMI ir Sodra, bet jie mokino to gyvenimiško požiūrio, kokia yra realybė. Sako, tai palauk, Domai, tai tu turi uždirbti, išsėvęs pinigų, ten, aišku, banaliai skambės, turi uždirbti pinigų, nes bus šeima, bus namas, bus vaikai, jo, bet tai yra realybė. Tau sako, tai ir tėvai, sakykime.
Bet kad mokyklai tą propaguotų ir to sakytų, yra labai reta. Tai yra, aš tikriausiai, nežinau, ar aš meluoju ar nemeluoju, bet tai yra dar rečiau tose kitose gimnazijose, kaip, sakykime, Ąžuolynas, Vidunkė, VDG, Vidūno gal dar irgi, nes ten su meninė pavyzdžiui, sakykime, VDG. Tenai tiksliukai ir šitie su kalbom, kur visą laiką tai būdavo bent jau. Nu tai ten ant to ir kapoja visą laiką. Kapoja, paskui vaikai ateina ir verkia, nu sakykime, kad o ką man nuveikti gyvenime, kur man čia save realizuoti. Tai vat ir yra blogai, kad nėra to tokio, sakykime, yra ugdymas, bet nėra gyvenimo ugdymo. Nėra tos, žiūrėkit, bus taip, bus anaip, turit kažką galvoti, turit kažką daryti. Ir čia irgi iš studijų irgi tas ateina, tarkim, dalykas. Tu gali visą laiką atlikinėti praktikas. Viskas yra su to fainai, viskas yra su to gerai, bet irgi, sakykime, iš mano kurso mes buvom šešiesi. Aš nežinau, kur mano kursiokės dabar yra pasukusios iš tikrųjų, bet gal dar ir befotografuoja arba daro kažkokius meninius projektus. Aš labai, kažkaip, mūsų kursas buvo fainas, toks nepriklausomas, mes visi tenai susitikę pasijuodom, pasibūdom, bet išėję iš pastato, nu mes einam savo skirtingais keliais, savo skirtingais gyvenimus ir aš tikiuosi, kad mano kursiokės irgi jos taip pat irgi atrado save kažkur ten, kur tikrai galbūt fotografija nėra pagrindinis dalykas, bet kažko išmoko iš to. Tu pradėjai šnekėti apie bendruomenės, ne? Kaip yra su jaunais fotografais arba su komerciniais fotografais? Nes imant senąją mokyklą arba imant menininkus, yra visos fotomenininkų sąjungos tenais ir panašiai. Ir ar svarbu yra ta fotografų bendruomenė ir kaip tu į visą tą fotografijos bendruomenę žiūri? Aš manau, bet kokia bendruomenė yra geras dalykas, yra pozityvus dalykas. Tik tai tiek, kad kuo daugiau bendruomenių, tuo daugiau susireikšminusių žmonių. Aš sakyčiau, save apsupti su gerais kolegom, gerais bičiuliais, juo labiau. Aš niekada nesuprantu, net kai man dabar sako šiandien dieną, o tai čia tavo konkurentas. Nu kaip? Nu kaip jis yra mano konkurentas, jeigu jisai negali, jisai man duoda savo užsakymą, jeigu aš negaliu, aš jam duodu savo. Tai mes esame kolegos. Aš manyčiau, mes turim bendrauti, mes turim nesusireikšminti, nesimatuoti savo objektyvais, kas kietesnis, kas gudresnis, mes visi skęstam arba visi plaukiam viena valtim, vieni fotografuoja fotosesijas, vestuves, savo tose vėžėse važiuojam ir kaip tik tas yra faina, kai tu gali su kolega arba kažkokiai bendruomeniai pasišnekėti, pasibūti ir taip toliau. Tai daugiau tų bendruomenių, aš manyčiau, reikėtų. Daugiau tų bičiulių, kuriais gali pasitikėti, kur jeigu, tarkim, tu susirgi ir tu žinai, kad tu kažką į savo užsakymą išsiųsi, kuris irgi padarys gerą darbą. Bet yra žmonių, kurie tiesiog, tai tu negali, tai duok man, bet aš tau savo nieko neduosiu. Tai okei, tu vieną perduodi, bet supranti, kad jokio feedbacko negauni, kartais net negauni jokio ačiū. Ir tu tą žmogų tiesiog skaitai. Nes visą laiką viskas yra paremta žmogiškumu, šiltumu ir tiesiog bendravimu. Jeigu to nėra ir yra tik tai, kad aš noriu uždirbti už tave daugiau, nu tai sorry. Aš nenoriu būti su tokiais žmonėmis, nes tai demotyvuoja visiškai ir kažkaip atrodo, kad jau čia visi šneka apie tą bendruomeniškumą, kaip čia viskas turi būti faina, kaip čia viskas turi būti šilta, bet taip nėra. Taip nėra, o jeigu ir būna, tai būna labai retais atvejais. Aš esu laimingas susipažinęs su Klaipėdos bendruomenės fotografais. Aš esu laimingas, kad aš pažįstu nemažą tų ir fotografų, mūsų klasikų bendruomenė su Lietuvos visais fotografijos sąjungos menininkais. Daugiau mažiau žinau iš juos ir man yra malonu reikia pasveikinti, pasišnekėti. Galbūt net ir padiskutuoti apie kažką. Man yra malonu būti kartu lunatiko apsuptyje ir fotografuoti renginį su fainiausia chebra, kurioje tu nesijauti kažkoks atskiras darinys, o tu supranti, kad mes esam lunatikai ir mes esam vienis.
ir viskas, ir mes kiaurai einam. Ir tas yra žiauriai smagu. Ir yra smagu tai, kad tu ir pats vienas kažką gali eiti ir daryti. Bet kai tu turi visą laiką užnugarį, tau yra visą laiką ramiau. Tu turi kažką darydamas, turi šeimos užnugarį, kažką darydamas tu turi ir šeimos, ir savo partnerio užnugarį, ir kolegų. Tai kuo daugiau tu to turi, tuo tu eisi kiaurai sienas ir net nedvejosi ties nieko. Tai kaip tu manai, fotografija kinta su laiku vis dėlto? Kinta. Vėl labiau pasižiūrėkim, dabar yra AI atėjęs į rinką. Ja. Tai, bet yra nuostabu, tai prasme, gal ir baugina, bet tuo pačiu yra nuostabu. Aš tai sakau, aš esu jaunas, bet aš esu dinozauras visiškas, nes aš ten prie to jį net nesiliečiu, net nesikišu kol kas. Gal dėl to, kad aš ant tos technikos nesu tiek pasinečius ir ten nenagrinėjau, kaip ten kas ten veikia, nes man biški taip. Bet kinta, be abejo. Ir yra nuostabu, kad ateina technologijos. Ar taip žmogaus visą laiką reikės. Nebus taip, kad visą laiką kompas viską padarys. Tai, o kaip tu žiūri dabar atsiradusi dirbtinį intelektą? Tai pozityviai, tai jisai palengvina darbą. AI turėtų, aš labai norėčiau, kad kol aš studijavau būtų atsiradęs AI. Tiek nereikėtų nieko daryti. Paprašai, parašys kažką, dar, tu prasme, arba įkeli nuotrauką ir tau jas sutvarko. Tai yra tiesiog tokie įrankiai, jie tau palengvina darbą. Ką anksčiau reikėdavo, sakykime, galbūt tenai ranka, photoshopint ar dar kažką daryti. Tai tiem žmonėm dirbtinis intelektas, jis tiesiog padeda greičiau atlikti darbą, tu sutaupai laiko. Aš žiūriu iš tos perspektyvos, nesakau, žmogaus prisilietimo visada reikės. Bet dabar vis labiau eina kalbos, kad dirbtinis intelektas pakeis žmogų. Tai pakeis gal, kai mums bus po 8. Pilnai, nes vis tiek tai yra. Ar meną pakeičia, gal reikia. Tai va būtent, irgi čia yra klausimas, sakykime, ar ne, tas dirbtinis intelektas už tave gali parašyti. Mes čia juokavau, fotografavau Stasio Šimkaus 100 metų jubiliejų koncertų salėje ir iš prezidentūros atstovas prezidento kalbą sakė. Ir aš su vyrukais šalia su apšvietėjais ir garsistu pajuokavau, sakau, o pamėginkim įrašyti, kad mums sugeneruotų kalbą būtent Šimkaus konservatorijai ChatGPT. Ir puikiai sugeneravo, pasirašė su pagarba prezidentas. Tu niekada jau nebegali žinot, gal net ir kalbą parašo už kažką. Bet tu vis tiek jauti, nes nėra tos šilumos. Tai parašo kompas. Kompas neturi jausmų. Jis atlieka tau tiesiog tai, ką duoda, formulę kažkokią ir tau duoda atsakymą. Ir kiek ten to jausmo bus, čia yra klausimas, tas pats ir su fotografija. Prasme, taip, tai yra kadras, bet ne visą laiką tu jausi kažką. Tu matysi, gražus paveikslėlis, būtų fainai pasikabinti, bet tai bus plakatas. Bet ar tas jausmas jisai išlieka su AI? Vargu. Bent jau kol kas tai tikrai ne, o kaip jį patobulins, tai bus matyti. Ir šiaip įdomu. Niekada prieš kažkiek metų tu net negalėjai pagalvoti, kad įmesi nuotrauką arba paprašysi, kad tau sugeneruotų tekstuką kažkokį su pagarba kažkam. Tai tas tikrai, pau. Apskritai apie tą fotografijos konceptą, apie ką tau fotografija yra, gal reiktų dar apibrėžti, nes daug sričių fotografija yra, bet vis tiek kiekvienas fotografas turi, apie ką jam ta nuotrauka yra, kurią jisai pasirinks, ar tą spausdinsiu, ar tą atiduosiu, tas neatiduosiu. Net ir manyčiau, kad šiandien dieną aš manau taip, kad man vis tiek yra emocija. Pirma vieta yra emocija, vien dėl to, kad tu turi žiūrėti kadrą, kad ir koks jisai, aš nešneku ten, preskonferencija ten, ką ten šnekėt, bet ar tai būtų renginys, koncertas, ar tai būtų spektaklis, ar dar kažkas, tu turi matyti fotografiją ir kažkas turi suplikinti. Tiesiog elementariai, tai aš manau, tai yra emocija, vienokia ir kitokia. Ar tai gali, sakykime, kažkaip, tavyje kažkas turi sužadinti, sakykime. Tai aš visą laiką važiuoju ant to ir man visą laiką atrodo taip, kad aš darau nuotraukas taip, kaip aš jas norėčiau matyti, jeigu aš nefotografuočiau. Ar tai būtų renginys, arba šiandien prieš čia ateinant, atvykstant teatro aikštėje jau pradėtos yra
darbai dėl ledo arenos, tos, kur ledo čiuožyklos, kur reikėtų taip išsireikšti, kur bus su kalėdom surištai viskas. Nu ir ką, ir tenai važiuoja vienas traktoriukas, kuris ten valdomas irgi satelito, aš taip supratau, ten pilsto tą žemę, ten viską daro, viską tvarko, bet vis tiek kažką reikia padaryti. Reikia, kad procesas vyksta, tas reportažas. Ir tu gali bukai ateiti sufotografuoti paprastai, bam, 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 planas toks, planas kitoks, bet žiūri, saulė šviečia, debesėlio nėra, ten kažkoks šešėlis atsiranda. Ir man patinka tokių kažkokių nesąmonių paieškoti, kurios biškį pagyvina tą kadrą, kažkokio purvo paieškoti, gal kažkoks ten statybininkas nusijuoks, ten darbų rangovas ten rodys kažką. Biškį tokio gyvybės įneš, nes tu gali faktą pateikti kaip faktą, bet tu faktą kartais gali pateikti ir įdomu, kad visgi tikslas yra, kad ten tas postas surinktų daugiau pamatymų, širdelių, ten laikų ir taip toliau. Bet tuo pačiu ir nepaisant to, kad šalta dabar, tau vis tiek turi būti kažkoks biškį draivo to atvakimas. Jaučiu, bet vis tiek viskas linksta į tą pačią emociją. Ar yra kažkas, ko tu dar nebandėjai fotografuoti, bet norėtum pabandyti? Aš visą laiką sakau, kad yra tie gamtos fotografai, kur tu žiūri gamtą ir tiesiog, wow, nice. Kaip, tai mano partneris, Tadas, jisai kerpo plaukus, skuta barzdas, bet atrado savyje, kad jisai mėgsta fotografuoti gamtą ir jisai daro puikiai. Aš jam kartais dažniausiai net atrašau, gali mane, kad nors pasimtum briedžių pamedžioti, sakau, aš irgi noriu fotografuoti. Jisai sako, jo, gerai, iš serijos, nes sakau, aš noriu sutaupyti 2 gyvenimo metus, suprantant, kaip tą reikia surasti, sakau, gal, į vieną kitą kokį galėčiau iš serijos prisijungti joko formą. Nes, iš tikrųjų, tikrai ta gamta yra mūsų toks susivokimas, kur tikrai yra wow. Ir aš dar sakau, kad aš ne viską moku fotografuoti. Ir gink Dieve, aš nenoriu mokėti viską. Nes aš net kartais traukiuosi nuo tokių žmonių, kurie sako, aš viską moku. Ir aš taip šiek tiek išsigąstu, nes tada tu supranti, kad žmogus yra kažkur sustojęs. Ir pavyzdžiui, aš tikrai nemoku gamtos fotografuoti. Sakykim, jūra, tai jūra, ten kalnai, bet, sakykim, tavo boružėlė, ten vabaliukas, ten lapelis, gėlytė, ten, reikia visų pirma žinoti, kur tą rasti, reikia žinoti ir laiką, kada tai gražiai atrodo, ir kur tai auga, dygsta, arba kur tie patys gyvūnėliai vaikšto. Gali šiaip nuvaryti Girulių mišką, ir ties 3 medžių laukti, briedį pasirodyk. Nebus tai. Tai galbūt yra tokių dalykų, kur tikrai ir tai, ką moku dar gilinti, tai, ko nemoku, su tuo susipažinti ir galbūt net ir kada nors susikaupti ir prisėsti prie to pačio Photoshop'e esančio AI ir kažką pageneruoti. Tai mokytis, tai čia Jėzų. Visą gyvenimą gali, tik svarbiausia, nepamestų draivo. Kur ten tos dar visas dabar mikroskopinės fotografijos. Čia irgi aš kažkaip buvau, kažkada į parodų rūmų buvo atvežta paroda, kur kalėjimo akutės, man atrodo, buvo sufotografuotas. Žalias, prasme, makro fotografija, tai ten dar atskiras pasaulėlis. Tai iš viso tenai žiūri ir apstėji. Yra fotografas, kuris turi savo techniką, kur, pavyzdžiui, paima monetą, piningelį, kažkokį grybą, nežinau, ir jisai, jau ir metodai kitokie yra kažką, ir jis tą vieną objektą išfotografuoja N sluoksnių ir tada viską sujungia į vieną ir gauni, tokio ryškumo nuotrauką, kad tu gali ten spausinti metrą ant metro ir ten ryškumas niekur nedingsta. Tai vėl specifinė technika, specifinis aparatas ir tai čia sakau, jinai yra beribė, man atrodo. Visą laiką kažką gali atrasti ir kažko išieškoti, tik tai čia išnorėti, ir čia išjausti. O kaip apie tavo tvarkaraščius darbo? Visada būna iš anksto suderina, ar kažkas skambina, rytoj reikia? Tai visai būna. Visai būna. Karantino metu, ypatingai antro karantino metu pasižymėjo tas faktas, kad visą laiką būk pakrovęs fotoaparatą. Dabar yra visai kartais, ta prasme, kažkam reikia kažką gelbėti. Tai jo, būna, kad esi ant savotiško iškvietimo,
Bet būna daugiausiai vis tiek yra tas momentas, kad tu derini, susidėlioji, pasižiūri kažką, apsimėtai, apsitari ir nori dirbti. O kaip derini, ypač vasaros sezono metu, darbo, poilsio laiką? Poilsio, tai Toks dar yra. poilsis, sakykime, vasarą nelabai egzistuoja, nors irgi, ką dabar, pavyzdžiui, esu supratęs, kad poilsio tikrai reikia. Nes tai tiesiog jeigu tu ateisi į renginį bambėdamas, tai aš save matau iš šono, kaip kad dirbčiau valstybiniam darbe. Esu nepatenkintas, nelaimingas, dirbu šitą darbą nenoriu daryti ir tada darai viską labai atmestinai. Tai šito aš visą laiką baidausi ir nedaug tų dievė. Tai esu supratęs tą, kad tikrai reikia, jeigu yra labai intensyvus laikotarpis, tai dieną, dvi bent jau turėti. Be nieko, be jokio ekrano, be jokio kompo, be fotikų pakelimo. Bet jeigu to nepavyks, tai vis tiek stengiasi kažkaip, jeigu nemiegu pailsėti, tai bent jau kažkaip save atitraukti. Tai yra pokalbiai, tai yra bičiuliai, tai yra draugai, tai yra kažkokia, sakykime, pusės dienos išvyka į mišką. Jeigu nepavyks būti prie jūros, tada kažkur kitur keliauju, važiuoju ir va taip. Save mėgini vis tiek šiek tiek taip paimti, padėti šoną, dabar čia pabūk, paegzistuok, tada paimsi už pakarpos vėl įdėsi tą patį, nes tau tiesiog reikia restartą padaryti, bent kažkokį. Nes jeigu paimsi ir visą laiką varysi, tau tiesiog pačiam jau bus ir tada šūks. Dar buvau užsiminęs, kad teko užsienyje fotografuoti. Kaip tenais, ypač atkreipiu dėmesį, kad tavo visas portfolio yra anglų kalba ir ar Jo, aš irgi atkreipiau. į tą orientaciją, kad... Oi, ne. Tai kiek pasaulyje lietuvių kalbos žinau? Mes patys. Čia tikrai nediskriminuoju savo gimtosios kalbos gimdėje, tikrai ne. Aš labai gerbiu lietuvių kalbą, visiškai ir stengiuosi kaip įmanoma taisyklingai išnekėti ir jo labiau rašyti. Nes irgi rašymas priklauso nuo esamų žinučių ar nuo dar kažko, kad ten kažkokias nesąmonės, čia neberašai ir taip toliau. Bet stengiuosi tikrai tą daryti ir kartais atrodo, net vietoj ilgosios sumose net ten parašai netyčia ir toks kažkoks triggeris atsiranda. Bet vis tiek, portfolio yra portfolio ir man atrodo, kad tai turėtų būti vis tiek. Mano taikymas yra ne tik į Klaipėdos miesto rinką ir Lietuvos. Vis tiek yra tikslas, kad ir noras pakeliauti, susipažinti su kitais žmonėms, pamatyti, kaip kas kur vyksta ir panašiai. Ir anglų kalba vis tiek yra tokia labiau paplitusi per visą mūsų motinėlę žemę. Ir tai yra susikalbėjimas toks, parašyta welcome, o ne sveiki užsukite. Tai aš manau, kad užsienyje vis tiek tai yra lengviau ir jo, toks kaip ir, gal ir tie trumpiniai vis tiek yra priimtinesni mūsų akiai, vis tiek dažniausiai telefonas yra, iPhone'as iš visų, tarkim, lietuvių kalbos neturi, kitose irgi angliškai kartais yra lengviau perskaityti, negu lietuvių kalba kažkokį anglišką vertinį. Tai vėlgi va, toks momentas yra. Aišku, jeigu aš ten būčiau tobulas programuotojas, tai pasidaryčiau savo portfolio 3 kalbom, galbūt net, arba 4, arba ten N. Tik tai klausimas, ar to tikrai irgi reikia. Tai vat, bet jo, anglų kalbą visi supranta, o jeigu kažkas ir nesupranta, visą laiką gali paklausti. Nes mano portfolio yra aprašas apie mane, galbūt ne visi supranta, bet visą laiką manęs gali to asmeniškai paklausti ir aš tikrai dar šilčiau atsakysiu negu tas, kas ten yra parašyta. Tai vat. Tu fotografuoji daug renginių ir kaip išvengti to fotografijos monotoniškumo, kad jos nebūtų vienodas? Tai fotografijos niekada, sakykime, nebus vienodas, nes jau bus kiti žmonės tose fotografijose. Bet gal, nežinau, kad stilius nebūtų vienodas, dar kažką, nes vis tiek... Tai turėtų... Kiekvieną renginį norisi įnešti kažko savito. Tai be abejo, tai būtent tas stilius, ta stilistika arba rakursai ar dar kažkas, tai kaip tu fotografuoji ir tai pagal ką tu esi, kaip čia, pagal tave, pagal tuos faktorius žinau, kad tai tu darai. Tai kaip tik yra labai smagu, nes pavyzdžiui, jeigu šiandien renginį sufotografuosiu ten, sakykime, spalviškai vienaip, kitas spalviškai kitaip,
Tai arba čia du skirtingi fotografai, bet ta pati pavardė, nu, ta prasme, spalviškumas gal ne tas faktorius, kurį reikėjo paminėti, bet, nu, sakykime, kad skirtingi stiliais fotografuoji toj pačioj vietoj skirtingus koncertus arba skirtingus įvykius. Tai vis tiek, tai tu turi kažką turėti tokio. Aš atsimenu pačioj pradžioj, pas mane būdavo toks nusistatymas. Kiekviena nuotrauka yra individuali. Reiškia, aš jas skirtingai tvarkau. Pažįstamas jausmas. Atsidarai papkę, vienas renginys ir 50 spalvotų nuotraukų ir 50 juodų kažkokių irgi kadrų, kur, ta prasme, kiekvienas su savo tonais pustoniais skiriasi. Nu, tai tada tu supranti, jeigu čia nedarai kažkokių nesąmonių. Tiesiog, nu ne, taip nevyksta. Nu, bet tas tiesiog ateina suvokimas per darymą. Tai o kaip tada atrasti tą savo stilių, kurį atpažinti? Tik daryti, ieškoti, stengtis, nekopijuoti, stengtis, kaip čia, ieškoti tam tikrų inspiracijų, bet jeigu tu jas nori atkartoti, tai ieškok kažko savito, taip kaip tu norėtum tą padaryti, bet vis tiek vienaip ar kitaip kažkas jau yra padaryta, pridaryta ir, nu, that's life. Ir juo labiau, kiek amžių ir metų prieš tai jau būdavo daryta, tai viskas yra su to gerai, bet tu vis tiek savo kažkokią kruopelę. Aš sakau, čia kaip gali sakyti, nu čia menininkas. Nu nesu aš menininkas, nu ta prasme, aš kol kas savo projektų kažkokių irgi tokių nekuriu, kaip sakykime, Remigijus Treigys. Yra amazing, kai žmogus varo tą tematiką, tai yra būtent, tu atsidarai nuotraukas ir tu žinai, kieno jis yra. Bet žmogus, jisai neteis ir šalia manęs ir nefotografuos solo ansamblio koncertų. Tai tu irgi supranti, kad tu atrandi tą tik tai darydamas. Pavyzdžiui, tu išbandai belenkiek N dalykų, kas galbūt tau prilimpa, kas ne. Ir tiek. Kažkaip pamečiau mintį, nes dar prieš tai norėjau kažką užsakyti, bet... Ar turi autoritetus fotografijai? Nes tas pats Treigys ar nesakė, oi ne, aš į kiną taip žiūriu, ne, bet fotografijai kiti, aš nelabai juos nei žiūriu, nei lygiuoju. Na, tai be abejo, gal ne autoritetai, gal tiesiog žmonės, kuriuo aš darbus stebiu, žiūriu, nes man yra labai įdomu. Nes autoritetas jau man yra toks, kur, jau čia viskas, jau čia taškas, čia kitaip. Tai toks būtų mano senelis, amžinatilsį. Bet čia yra mano autoritetas. Visi kiti, sakykime, taip, aš žiūriu, kas liečia kiną. Man kol kas top režisieriai ateina Quentino Tarantino, ateina šitas režisierius, kuris, pavardė užkrito, šitas Budapešto viešbutis. Nežinau, šitai iškirpsit, nes tikrai ne. Tai iš konteksto supras. Prasideda man su vardais ir pavardėm labai prastai, bet iš tikrųjų, kas paskui liečia fotografiją, tai visa Artūras Šeštokas, Antanas Sutkus, Remigijus Treigys, visa Lietuvos klasika, Viktorija Bubelytė. Vardo niekad nesakau, žinau tik pagal pavardės daugumą. Tie patys bičiuliai lunatikai, Rytis Šeškaitis, Mantas Repečka, Vytautas Ranginis. Prasme, ir tai yra įvairiausių, nuo klasikos, tai čia galima liesti ir paskui ten Avedonus, Lindbergus ir taip toliau. Pavardės iškraipau, tai mane turėtų pjaustyti visi. Bet iš tikrųjų, ta prasme, yra šiandien diena, yra klasika ir yra dar tai, kas tą istoriją sukūrė. Tai tas užnugaris yra labai platus ir aš net kartais, kai mane pakviečia į Estiją padėstyti, pravesti workshopą, aš visą laiką kabinu visas tris sritis, nuo tų legendinių iki šiandien dienai kuriančių asmenų, kurie irgi yra motyvuoti tų klasikų. Tai tiesiog. Aš manyčiau, kuo daugiau žinai, tuo yra geriau, bet visą laiką reikia savęs neužspausiu visą informaciją, nes to tikrai nereikia, bet būtent atsifiltruoti, kas tau. Man dar, pavyzdžiui, tik tai tie, ten gatvės fotografija, tik tai šitie, šiandieninė fotografija šitie. Ir tu žiūri, apsistatai savo Instagramo feedą tais ir tu tuo inspiruojasi ir važiuoji. Tai aš lygiai tą patį darau. Ir šitoks paskirtumai, atsiprašau už prastai ištarti pavardės arba vardus.
O ar jauti jau, kad tavo vardas tam tikrą brandą turi, jau tam tikrą svorį, tam tikrą atskaitomybę? Bėda ta, kad aš nelabai tą jaučiu, galbūt nes aš to nesureikšminu. Man vardas tai vardas, aš visą laiką sakau pavardė, ne pagal pavardę. Jo, visą laiką rėmėjai, kas pagal rėmėjai? Tai va, tai gal ta pavardė jinai yra, jeigu jinai yra žinoma, aš tai nežinau, ką žmonės šneka. Realiai aš nesusireikšminu, tikrai aš nežinau ir aš stengiuosi nei savęs išaukštinti, nei dar kažką, nes aš esu labai paprastas žmogus, aš net kartais save numoju iš šono, kai ten mane kažkas nori pagirti, sakau, nes iš tikrųjų kažkaip man nėra tas įprasta. Man tikrai tas nėra įprasta ir aš galbūt nelabai ir noriu, kad taip nutiktų, bet čia, girkit mane iš čia, tikrai ne, ir man tikrai yra labai smagu, kad tu sakai, darai kažkokį darbą, kad reikėjo pasirinkti fotografus ir aš patekau irgi tą ir man tiesiog taip, wow, kaip tai įvyksta. Nes kai tu pats pradedi vertasi sultose, kad tu būni tarp renginiuose, tarp žmonių ir taip toliau, aš tikrai to nejaučiu. Ir aš nežinau, kiek yra mano pavardės svari tarp fotografų. Ir jeigu jinai to turi tokio, kad, Rimeika, tai nice. Aš tiesiog to džiaugiuosi labai natūraliai ir man tiesiog yra dėl to miela ir malonu, kad žmonės tiesiog manim pasitikė ir parašo, paskambina, ten seka, žiūri, laikina, fun. Tai Domas už kadro papasakojo, kaip jisai karjeros pradžioje, ar ne, pats tarsi klientus rasdavo arba kaip jo bendradarbiavimas su Klaipėdos šventėm atsirado, ar ne, tai šiek tiek papasakok plačiau. Tai galbūt ne tik, kad Klaipėdos šventės irgi, jie taigi pirmieji, kaip sakyti, ateina į galvą, nes tikriausiai įsimintiniausia istorija buvo. Čia sugrįžimas į 2017 metus, bet faktas yra tas, kad pas mane niekada nebuvo tokio dalyko, kad aš bijodavau pas kažką ateiti ir sakyti, hello, aš čia norėčiau kažką su jumis arba pas jūs kažką padaryti, pafotografuoti ir panašiai. Ir aš tiesiog kiaurai eidavau, ką ir dabar stengiuosi vis tiek daryti, nepaisant to, kad ten, sakykime, kai tu ten augi bręsti ir taip toliau, ten tu daugiau savy kažkokių ten užsidarimų atsiranda. Tai stengiuosi tokių kažkokių užsidarimų savyje neturėti, nes, tai tiesiog kiša kojas, kiša pagalius į ratus. Ir tiesiog tokia drąsa turi būti, kad jeigu tu nori kažko pasiekti, tai tu turi eiti ir daryti kažką, nes tai tu visą tą darai tiesiog dėl pačio savęs. Jeigu kažką nori pasiekti, tai kažką eiti ir taip pat pasimti. Ir tiek. Tai tikriausiai 2017 metais tą padariau ir tas išaugo į tokį reikalą, kur jaučiom, nejučiom esu čia šiandien dienai, kur esu. Ką palinkėtum jaunimui, kuris pradeda fotografuoti? Tikriausiai ne tik, kad fotografuoti, bet šiaip kurti, pradeda šiaip gyvenimą gyventi, sakykime, pradeda jo džiaugtis ar kažką tai tokio daryti, tiesiog gyventi, džiaugtis kažko išsireikščių, neužsipūzint, problemų ant savo galvos užsidėti lygioje vietoje, kad, kam to reikia. Viskas yra iš tikrųjų ant tiek paprasta, tik tai priklauso viskas, kas yra šitoj dėžutėj. Tai mėgautis tikriausiai visų, ką patiri, ne kaip čia, tarkim, aš šiandien dienai žiūrėdamas į šiandien save, aš negaliu pykti ant savęs tokio, kokio buvau prieš, sakykime, metus, 2 ar 3. Tai buvo mano augimo laikotarpis, kad aš atėjau čia, tai nebijok to augti, nebijok tobulėti, eit kiaurai sienas, jeigu tu būtent tą turi savim pasitikėjimo, jeigu jo neturi, tai stengtis jį kažkaip suprast, suvokti, kaip jisai pas tave ateina ir tiesiog tapt kažkuo arba nebūtinai kad tapt, bet suprast, kad iš tikrųjų esi per žmogelis ir
Ir nebijot ieškoti, ir nebijot kažko, jeigu sakys, ne, tu neteisingai darai, tai vis tiek imti ir daryti, nes būtent neteisingas kažko darimas ir klaidų darimas ypatingai yra tas faktas, iš kurio tu daugiausiai pasimokai. Jeigu tu visą laiką sakysi, nu, tu čia viską labai gerai darai, čia puikiai, ir paskui bam padarys kažką blogai, nesuprasi, kas tai yra. O jeigu tau draudžia arba neleidžia, kad tu klystum, tai tiesiog sakyti, sorry, chebra, čia yra mano klaidos, kurias aš noriu padaryti, jeigu jums atrodo priešingai, jūs jų nedarykite, aš jas darau ir kažką vienaip ar kitaip vis tiek suprasi. O gal jam tai yra didžiausia klaida, tai ką tu darai, o tau tai yra didžiausias ir naujausias pasiekimas ir šiaip kažkoks tam tikra Everesto viršūnėlė šio gyvenimo laikotarpiu. Ir tiek, tai tiesiog enjoy. Labai ačiū, kad Domas atidarė mūsų Mertok apie fotografiją laidų ciklą, kur bandysim tą fotografiją pasinarplioti šiek tiek giliau. Ir būtinai parašykit komentaruose, kur jūs Domą esate matę, nes jisai visur Klaipėda ir ne tik. Tai ačiū Domai. Ačiū jums. Ate.